Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais ir juos pakomentuoja bei paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kaip ūkininkai iš įvairių Lietuvos vietų pajudėjo link Vilniaus. Pasižiūrim. Kietai atrodo, ar ne? Valdantieji, laikykitės. Taip pat Lietuvos žemės ūkio taryba pasidalino programa, kuri numatyta sausio 23-26 dienomis vykstančio protesto metu. Sausio 23 dieną antradienį renkasi traktoriai į Vilnių. Sausio 24 dieną 11 val. Prasideda renginys, pristatomi žemdirbių ir miško savininkų reikalavimai, valdžios atstovų pasisakymai ir atsakymai į klausimus. 4 val. Įvyks dienos apibendrinimas, miesto žmonės galės pabendrauti su žemės ir miško ūkio technika atvažiavusiais ūkininkais. Sausio 25 dieną 11 val. Prasidės trečioji diena. Nors programoje nurodoma, kad atvyks pasisakyti Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, tačiau žiniasklaidoje jau pasirodė informacija, kad jis neatvyks. Taip, daug ką pasako apie mūsų esamą prezidentą. Pasisakys ūkininkai, miško savininkai, medžiotojai, technikos pardavėjai ir kiti, kurie palaiko ūkininkus. 4 val. Įvyks dienos apibendrinimas ir žmonės galės pabendrauti su ūkininkais. Sausio 26 dieną traktoriai pajuda iš Vilniaus miesto. Tad dar kartą, jeigu norime turėti duonos ant stalo, atvykime palaikyti ūkininkų. Iki.